Sveiki, tiems iš jūsų, kurie nėra susipažinę su Tarptautinė prekybos rūmų organizacija, manau, būtų naudinga trumpai pristatyti šios organizacijos teikiamas paslaugas. Tai taip pat padės suprasti šio grojaraščio kontekstą ir paaiškins, kodėl ECC Ukraina skatina programą Atstatykime Ukrainą. Pamatysite, kad ECC Ukraina yra tarptautinio tinklo dalis, kuris verslo pasaulyje neturi lygių. Tai suteikia mums stiprybės, gilumo ir pasiekiamumo, kad galėtume suteikti jums reikiamą pagalbą tiek Ukrainoje, tiek užsienyje. Jei dėl kokios nors priežasties norėtumėte su mumis susisiekti, mūsų kontaktinius duomenis rasite žemiau. Gerai, pažiūrėkime, ką apžvelgs šis vaizdo įrašas. Kaip nurodyta čia, pristatyme bus aptarta viskas nuo to, kas yra Tarptautinė prekybos rūmų organizacija, kokia yra mūsų pagrindinė misija ir kaip siekiame savo tikslų, Ženevos manifestas ir jo svarba programai Atstatyti Ukrainą, bei ECC tarptautinė struktūra. Tuomet apžvelgsime ECC veiklą Ukrainoje ir mūsų veiklą ten. Taip pat pristatysiu mūsų siūlomų paslaugų spektrą tiek bendrai, tiek konkretiems verslo sektoriams. Gerai, tad pradėkime nuo pirmos temos. Kas yra Tarptautinė prekybos rūmų organizacija ir kuo ji ypatinga? Taip, ECC buvo įkurta Paryžiuje prieš daugiau nei 100 metų ir dabar yra didžiausia bei įvairiausia verslo organizacija pasaulyje, atstovaujanti daugiau nei 45 milijonams įmonių daugiau nei 170 šalių. Mes esame pagrindinis realiosios ekonomikos balsas įvairiose tarpvyriausybinėse organizacijose, nuo pasaulio prekybos organizacijos iki jungtinių tautų, kur ECC yra vienintelė verslo organizacija, turinti stebėtojo statusą. Mūsų pasaulinio tinklo stiprybė leidžia mums nustatyti taisyklės ir standartus, kurie kasmet palengvina daugiau nei 10 trilijonų JAV dolerių vertės prekybą. Taip pat esame pirmaujanti privati pasaulinė ginčų sprendimo paslaugų teikėja. Visa tai daro mus ypatingais tuo, kad turime patirtį, žinias, įdirbį ir pasaulinį tinklą, leidžiantį pasiekti rezultatų. Mes nesame tik kalbų klubas. Šiame grojaraštyje išgirsite apie daugybę iniciatyvų susijusių su tarptautinės prekybos skaitmenizavimu ir jų svarba. Galiu patvirtinti, kad esame šių pokyčių centre. Bendradarbiaudami su mumis, užtikrinsite, kad apie pokyčius sužinosite dar prieš jiems įvykstant, todėl būsite gerai pasiruošę jais pasinaudoti. Kaip matysite, savo poziciją ir įtaką naudojame skatindami Ukrainos atstatymą tiek pačioje Ukrainoje, tiek užsienyje. Taigi, pažvelkime į mūsų pagrindinę veiklą ir misiją. ECC turi 5 pagrindinės veiklos sritis, kurios visos susijusios su tvariu, sąžiningu ir taikiu tarptautinės prekybos augimu. Tai yra skatinti pasaulinę prekybą, skatinti prieigą prie teisingumo ir pagarbą teisinės valstybės principams, spartinti tvarumą ir klimato veiksmus, formuoti ir plėtoti atvirą, patikimą ir suderinamą skaitmeninę ekonomiką, stiprinti daugiašalį bendradarbiavimą. Kitoje skaidrėje, kurioje aptariamas 2023 metų Ženevos manifestas, pamatysite, kaip mes dar kartą patvirtiname šias vertybės. Ženevos manifestas perkelia mūsų pagrindinę misiją į šiandienos iššūkių ir galimybių kontekstą. Ypač mes stipriname savo paramą, kad padėtume smulkioms įmonėms tapti konkurencingesnėmis, suteikdami joms galimybę įsilieti į pasaulinės vertės grandinės. Ypač esame įsipareigoję plėsti skaitmeninių įrankių naudojimą, skatinti skaitmeninės prekybos standartų diegimą, teikti priemonės, padedančias įmonėms taikyti tvarios veiklos praktiką, palengvinti MVI prieigą prie prekybos finansavimo, skatinti moterų ekonominį įgalinimą, užtikrinti koordinuotą verslo atsaką į krizes ir nelaimės skatinti verslo ryšių kūrimą. Mūsų Ženevos manifestas nėra įprasta verslo darbotvarkė. Šie 7 įsipareigojimai pabrėžia raginimą atnaujinti multilateralizmą, bendradarbiavimą ir naują bendradarbiavimo dvasią, kad pasaulinė prekyba iš tikrųjų tarnautų žmonėms ir mūsų planetai. Ženevos manifestas yra stiprus prekybos rūmų pažadas atgaivinti tarptautinę prekybą, iš naujo įsipareigojant multilateralizmui, taikos ir klestėjimo labui. Tai dar labiau pabrėžia ECC Ukrainos tikslus jos pasaulinėje eksporto skatinimo programoje, tačiau vien žodžių nepakanka. Kaip pasieksime savo tikslus? Pažvelkime į tai kitame skaidrėje. Norėdami pasiekti savo tikslus, turime būti jungėjai. Mes aptarnaujame ir mobilizuojame pasaulinį verslo ir advokatų tinklą. Mes užtikriname lygias galimybės pasaulinėje rinkoje per stiprią advokatūrą, skaidrių standartų nustatymą ir veiksmingą ginčų sprendimą. Būdami įtraukiantys, mes plečiame verslininkų ir įvairaus dydžio įmonių, nuo mažų startuolių iki pramonės lyderių, galimybės ir pasiekiamumą. Lyderiai. Remdamiesi didelę patirtimi, žiniomis ir tinklu, mes nustatome aukso standartą efektyviam verslui ir tai darome visiškai nepriklausomai ir sąžiningai. Transformatoriai. Kai pokyčių tempas spartėja, mes taip pat greitėjame. Tai darydami mus palaiko ne tik mūsų pasaulinis tinklas, bet ir mūsų palikimas.
ECIC kuria ir tvirtina pasaulinius tarptautinės prekybos taisyklių standartus, pavyzdžiui, Incoterms 2010 ir naują Incoterms 2020 redakciją. Mes taip pat kuriame ir tvirtiname standartizuotus prekybos finansavimo ir tarptautinės prekybos sutarčių šablonus. Ši veikla tarptautinių lygių įmanoma dėl nacionalinių komitetų palaikymo. Kitoje skaidrėje paaiškinsiu, kaip šie nacionaliniai komitetai įsilieja į mūsų tarptautinę struktūrą. Nacionalinius komitetus, tarp kurių yra ir ECIC Ukraina, sudaro narės įmonės ir verslo asociacijos, turinčios tarptautinių verslo interesų. Jie atstovaujami ECIC pasaulinėme taryboje ir dalyvauja ECIC tarptautiniu mastu. Jie dirba su savo nariais, kad spręstų verslo bendruomenės rūpesčius ir perduotų savo verslo požiūrį nacionalinėms vyriausybėms. Atstovaujant šias nuomonės ir ECIC tarptautiniu mastu, ECIC International gali siekti pasaulinio verslo sutarimo dėl klausimų ir praktikų svarbių pasauliniai prekybai. Reikėtų pažymėti, kad nacionaliniai komitetai yra nepriklausomi nuo vyriausybės įtakos. Taigi, kokia nauda atskiriems nariams iš narystės? Apie tai papasakosiu kitoje skaidrėje. Narystės nauda jaučiama dviem lygmenimis. Tarptautinių lygmenių tampate pasaulyje didžiausios verslo organizacijos dalimi. Jūs gaunate naudos iš mūsų privilegijuotų ryšių su pagrindinėmis tarp vyriausybinėmis organizacijomis, įskaitant VOTA, Pasaulio prekybos organizacija, G20 bei 20 ir KATA. Jūsų verslo pozicijos yra pristatomos nacionalinėms vyriausybėms 170 šalių. Taip pat yra įvairių narystės privalumų nacionalinių lygmenių, tačiau apie juos papasakosiu vėlesnėje skaidrėje. Pirmiausia, norėčiau pristatyti ECIC Ukrainą ir jos poziciją Ukrainoje. ECIC Ukraina buvo įkurta 1998 metais kaip nepelno siekianti nevyriausybinė organizacija. Mes atstovaujame ir giname narių įmonių interesus tiek nacionalinių, tiek tarptautinių lygmenių. Turime atstovus visuose neužimtose Ukrainos regionuose. Turime nuolatinį atstovą ECIC tarptautinėme arbitražo teisme Paryžiuje. Esame atstovaujami vyriausybinėse komisijose, taip pat ministerijų viešosiuose tarybose. Taigi, kaip matote, esame itin gerai pasirengę remti Ukrainos verslo bendruomenę, kaip pamatysite kitame skaidrėje. Tai aukšto lygio apibūdinimas, ką veikia ECIC Ukraina. Mes siekiame, kad verslas veiktų visiems kasdien ir visur. Praktiškai tai reiškia daugybę veiklų ir platų individualių paslaugų spektrą. Pavyzdžiui, mes organizuojame tarptautinės parodas, seminarus ir konferencijas, ieškome naujų rinkų ir skatiname tarptautinę prekybą, teikiame pagalbą siekiant ESA sertifikatų, rengiame mokymus, apimančius visus tarptautinės prekybos, standartų, atsiskaitimų ir logistikos aspektus, įkūrėme eksportuotojų ir importuotojų tarybą, bendradarbiaujame su užsienio ambasadomis ir konsulatais, kad padėtume užsienio verslui veikti Ukrainoje, dirbame su prekybos klubu, kuris vienyje visus akredituotus Ukrainos prekybos atstovus, kad palengvintų eksportuotojų ir importuotojų darbą. Į juos pažvelgsime kitame skaidrėje. Kaip matote šioje skaidrėje, ECIC Ukraina teikia išsame profesionalią pagalbą verslo bendruomeniai pagal 6 pagrindinės verslo sektorių kryptis – verslas, eksportuotojai, gamintojai, teisiniai klausimai, tyrimai ir renginiai. Mes teikiame platų ir išsamų pagalbos paslaugų spektrą. Iš esmės, jei jums reikia pagalbos dėl bet kurio tarptautinio verslo aspekto, turėtumėte kreiptis į mus ir pasitikrinti, ar galime jums padėti. Juk tai yra mūsų pagrindinė veikla. Taigi, tai buvo tarptautinės prekybos rūmų pristatymas. Prieš baigdamas, trumpai apibendrinsiu pagrindinius aptartus punktus. Santrauka yra tokia. Tarptautinė prekybos rūmai, įkurti prieš daugiau nei 100 metų, dabar yra pagrindinis tarptautinio verslo balsas. Sustiprinta Ženevos manifestų, ECIC pagrindinė misija yra sudaryti sąlygas ir skatinti pasaulinę prekybą tvariai, sąžiningai ir taikiai. Mes nesame tik diskusijų klubas, mes pasiekėme konkrečių tikslų, palaikančių mūsų pagrindinę misiją. Nacionaliniai komitetai suteikia mums tikro globalaus, nepriklausomo verslo tinklo stiprybę. ECIC narystė suteikia platų naudų spektrą organizacijoms, užsiimančioms tarptautiniu verslu. ECIC Ukraina dabar atstovaujama visoje Ukrainoje ir visuose verslo įtakos centruose, bei teikia išsame pagalbą Ukrainos verslo bendruomeniai. Ši pagalba susijusi ne tik su tarptautinė prekyba, kaip matote iš mūsų pasaulinės eksporto skatinimo programos, bet ir su atstatymo programa, ką įrodo mūsų Atstatykime Ukrainą programa. Laukiame jūsų prisijungiant prie mūsų kaip nario. Ačiū, kad žiūrėjote vaizdo įrašą ECIC Ukraina, paslaugų apžvalga.
Tikiuosi dabar aiškintate ECIC tarptautinio tinklo stiprybės ir tą pagalbos lygį, kurį galime suteikti mes, ECIC Ukraina. Nepamirškite, kad ECIC Ukraina yra čia tam, kad padėtų. Apsilankykite mūsų svetainėje, kad sužinotumėte daugiau ir praneškite mums, kaip galėtume jums padėti. Kontaktiniai duomenys pateikti šiame skaidrėje ir aprašyme žemiau. Jei ši informacija jums buvo naudinga, mums labai padėtumėte paspausdami patinka mygtuką ir užsiprenumeruodami mūsų kanalą, kad gautumėte naujienas. Taip pat pasidalykite šiuo vaizdo įrašu ir grojaraščiu su savo verslo kontaktais. Būtume jums labai dėkingi. Mano vardas Oleksijus Kožanovas ir laukiu jūsų žinių. Kartu galime sukurti geresnę ateitį. Dar kartą dėkoju.